Gerbiama apskrities viršininkė, gerbiama koordinatorė, brangūs bendraminčiai partijoje. Rodos taip neseniai buvome susitikę šioje salėje, kuomet buvo renkamas skyriaus pirmininkas. Ir štai vėl tenka stovėti šioje tribūnoje. To susitikimo metu kalbėjau apie tai, ką žadu daryti, jei gausiu jūsų pasitikėjimą. Praėjo nepilni 3 mėnesiai nuo to laiko, tad turiu galimybę jūs informuoti, ką per tą laiką visų jūsų pastangų dėka pavyko padaryti. Įvyko steigiamasis politinių kalinių ir tremtinių susirinkimas, kuris pirmininkė išrinko Staselę Požarskienę, kuriame kartu dalyvavo Seimo nariai Vaidevutė Margevičienė, Arvydas Vidžiūnas, apskrities viršininkė Birutė Kažemėkaitė, pavaduotojas Andrius Vyšniauskas, dėl kurio klausimo šiandieną mes pradžioje taip šiek tiek ir lyg sunerimome. Įsteigta Lietuvos krikščionių demokratų bendrija, jos pirmininku išrinktas Juozas Vaičiulis, patvirtinta valdyba. 2010 kovo 18 dieną taryba patvirtino rinkimų štabo struktūrą ir sudėtį. Sudarytas vietinis atrankos komitetas, kuriam laikinai vadovauja Rita Bendaravičienė. O kuomet išrinksite skyriaus lyderį, tas pareigas jam teks atlikti. Džiaugiuosi, kad sudarytas kandidatų į savivaldybės tarybos narių sąrašas, kurį šiandieną ir bus pristatytas, kurį jau turite jūs kiekvienas savo rankose. Jis yra šiek tiek gausesnis nei prieš praeitus rinkimus. Dėkoju, kad atsiliepėte į tą kvietimą, kurį išreiškiau politinių kalinių ir tremtinių frakcijos susirinkimo metu, krikščionių demokratų bendrijos įsteigimo metu. Džiugu, kad mūsų gretas sustiprino žmonės ir nesantis mūsų partijos nariai. Tačiau tie žmonės visuomet rėmė ir tikiuosi rems mūsų partiją. Turime parengtą ir taryboje patvirtintą skyriaus veiklos planą, rengiama 2011 metų rinkimų į Marijampolės savivaldybės tarybą programa, kurią koordinuoja Kęstutis Traškevičius. Gerai, kad per šį laikotarpį pas mus svečiavosi 2 Europos parlamento nariai. Kovo 19 dieną lankėsi gerbiamas Algirdas Saudargas, jis susitiko su skyriaus žmonėmis, buvo priimtas vyskupo Rimanto Norvilos, jo vizito koordinavimu rūpinosi Remigija Taurokienė. Gegužės 7 dieną lankėsi Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė. Jos remiamo projekto Drąsinkime ateitį biuro darbuotojai organizavo konkursą Europos dienai paminėti. Moksleiviai konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti Rygiškių gimnazijoje. Vėliau parlamentarė susitiko su grupių seniūnais ir kitais skyriaus žmonėmis. Jos vizitą koordinavo skyriaus sekretorius Arūnas Adomynas. Todėl ateityje norėtųsi sulaukti daugiau vyriausybės atstovų, Seimo narių. Kaip minėjo koordinatorė Danutė Pokienienė, jau rytoj Marijampolėje lankysis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo švietimo komiteto pirmininkas Valentinas Stundys. Jo vizitą koordinuoja Arvydo Vidžiūno padėjėjai. Aktyviai dirba frakcijos nariai savivaldybės taryboje. Jie dalyvauja susitinkimuose su bendruomenėmis kaimiškose vietovėse, Arvydo Vidžiūno rengiamose diskusijose probleminiais klausimais dėl daugiabučių namų renovacijos, dėl butų ūkio problemų. Ateinančią savaitę frakcijos nariai susitinkame su jaunimo organizacijos Apskritas stalas nariais ir kitose renginiuose. Savivaldybės frakcijos nariai svarsto tarybos darbotvarkių klausimus. Jau kitą pirmadienį eilinis tarybos posėdis, todėl ateinančią savaitę vyksta frakcijų komitetų posėdžiai. Ir tai tik darbų pradžia, kadangi iki rinkimų lieka 8 mėnesiai ir su kiekviena diena mes turėsime atlikti naujus darbus.
Tikriausiai šiandien nestovėčiau prieš jūs, jeigu vasario 28 dieną nebūčiau kandidatavęs į pirmininko pareigas. Kadangi manau, kad lyderis turi būti visos skyriaus veidas, kuris jau iki šios minutės turėjo atlikti tam tikrus darbus, kuriuos aš pradžioje ir paminėjau. Todėl matau, kad skyrius gali daug nuveikti, tik tam reikalinga dar didesnė vienybė ir dar didesnis pasitikėjimas vieni kitais. Kandidatų į rinkimų sąrašo žmonės esate tas veidas, kuris telkiate rinkėjus. Savo sąžiningų darbo esate pavyzdys kitiems savo aplinkose. Drąsinate juos. Mes turime padėti žmonėms įveikti baimę, kuri iš tikrųjų tvyro Marijampolėje, kuri kuo toliau, tuo labiau žiniasklaidos priemonių dėka skleidžiama visuomenė. Mes patys turime būti laisvi savo pasirinkimais, kad galėtume būti atsakingi. Todėl aš turiu suvokti pasirenkamų poelgių prasmę ir numatyti savo veiksmų padarinius. Turiu atsakyti, jums pasakyti, kad po šiandieną daromų žingsnių aš įsipareigoju jums skyriau žmonėms kantriai ir ištikimai vykdyti savo pareigą, tai yra imtis visą atsakomybę už artėjančius rinkimus ir veiklą po jų. Esame viena bendruomenė, todėl mūsų tikslas turėtų būti kurti doresnę, teisingesnę, gražesnę ir saugesnę Marijampolę. Tačiau gražų sekminių sekmadienį pasitikėkite laisvės, tvirtumo, vilties ir džiaugsmo, vienybės ir taikos dvasia, drąsiai, džiugiai ir užtikrintai darykite savo apsisprendimą, kurį gerbsiu ir vertinsiu. Ačiū.